Čia aptarsiu vaikų virškinimo problemas, tai yra jų šių problemų energetinės, dvasinės priežastys. Dažniausiai virškinimo problema tarp vaikų sutrikęs baltymų virškinimas, taip pat pieno produktų netoleravimas. Daugumas jau girdėjo tokį pasakymą, kad visos vaikų ligos, visos vaikų būsenos tai yra tėvų problemos, o vaikai tik tais jas atspindi. Todėl šias problemas reikėtų pirmiausia spręsti tėvams, pasižiūrėti jų asmeninius santykius, kas vyksta aplinkoje ir būtent ką atspindi vaikų virškinimo problemos, kada jie netoleruoja pieno produktų, sutrikęs baltymų virškinimas. Tai rodo, kad vaikas nesugeba suvirškinti aplinkos situacijų, aplinkos emocijų, energetikos. Tai tarsi šviesos virškinimo sistema, kuri nesugeba perdirbti aplinkos informacijos, emocijų. Turintys virškinimo problemų vaikai paprastai yra labai jautrus aplinkos garsams, nuotaikoms, būsenoms. Jie dar nesugeba atskirti, kur jų yra nuotaikos, emocijos, kur yra svetimos, ir dažniausiai jie perima mamos būsenas. Todėl šias problemas geriausia, kada imasi iniciatyvos spręsti mama, nes aplamai moters misija yra sukurti tą sveiką energetinį pasaulį, aplinkos pasaulį ir šeimą ir kitiems žmonėms. O vyras tai yra tarsi moters tų emocijų upės krantai, kurie suteikia saugumą, tam tikras ribas ir neleidžia upiai išsilieti į kraštus. Todėl vaikai dažniausiai perima būtent mamos nuotaikas ir emocijas ir tą visą energetiką. Taip pat virškinimo problemos rodo ir, kad visas biolaukas yra skylėtas, kuris praleidžia svetimas energijas. Vaikai paprastai jaučiasi nesaugus, labai dažnai užsidaro savyje arba būna pikti, agresyvūs, nenori bendrauti, slepiasi nuo tų sunkių būsenų, bando pabėgti, įgyti tokį perdėtą savarankiškumą. Dėl ko vyksta tos problemos pas suaugusius? Tai jas dažniausiai iššaukia santykiai, partnerių santykiai. Tai gali būti konfliktai, atviri konfliktai, agresija, smurtas, fizinis smurtas. Arba, sakysim, atvirkščiai, tai gali būti kažkokie ilgi nekalbadieniai, atitolimas, nesusikalbėjimas, šaltumas. Ir visa šita aplinka veikia vaiką. Taip pat labai dažnai svarbu partnerių, tėvų santykiuose autoriteto klausimas. Kai santykiai yra disharmonijoje, tai būtent virškinimo problemos dažniausiai rodo, kad yra prarastas mamos autoritetas, nėra pagarbos mamai. O, sakysim, elgesio problemos ypač tai pastebima pas berniukus, kai, sakysim, iš mamos pusės yra nužemintas tėvo autoritetas. Ir kaip galima būtų tai atstatyti? Tai vat būtent pirmiausia pakeisti savo energetiką. Jeigu tai galvojant apie mamą, tai moteriai pažvelgti į santykius su tėvu. Jeigu yra konfliktai šeimoje, nesutarimas, tai dažniausiai yra likęs negatyvus santykis su tėvu. Arba tėvo trūko, mergaitė nesijautė saugi, arba, sakysim, tėvas buvo gana agresyvus, nemokėjo išreikšti meilės ir
Ir būtent atstačius tą santykį su tėvu, nesvarbu, ar jisai gyvas, ar jau jo nebėra šiam pasaulyje, ar tėvai išsiskyrė, tačiau atstačius tam tikrų įrašų pagalba tą santykį, keičiasi moters būsena, be abejo keičiasi aplinka ir ypač vaikų būsena keičiasi. Tie įrašai skirti atstatyti santykius su savo tėvu, tai nereiškia, kad tu turi eiti būtinai kalbėtis, kažką daryti. Tai tiesiog pakeisti pirmiausia savo minčių pasaulį, po to keičiasi ir jausmų pasaulis, jausminis pasaulis ir taip keičiasi energetika. Ir sekantis žingsnis tai būtų atstatyti energetinį ryšį su vaikų tėvu. Su būtent ta energija, kur taip pat visiškai nereikia eiti kažką tai daryti, iš jo reikalauti, bandyti kalbėti ar tiesiog atlikti tam tikras praktikas. Kokios yra tos praktikos, tai yra labai individualu, priklausomai kokias patirtis moteris turėjo, kai buvo mergaitė. Todėl, sakysim, tas praktikas pritaikau kiekvienam asmeniškai.